Klausymas. Stikliniai bateliai. Lietuvių pasaka. Seniau kiškiai buvo labai mėly žvėreliai, su žmonėmis draugavo. Bet vienas kvailas kiškis viską sugadino. O buvo taip. Viena senutė nešė savo anūkėliui stiklinius batelius. Norėjo padovanoti. Ir susitiko pamiškėje kiškį. Sveika, senutėlė, pasisveikino kiškis. Kur eini? Ką čia neši? Einu pas dukterį ir nešu anūkėliui stiklinius batelius. Parodyk man tuos batelius, paprašė kiškis. Pažiūrėsiu, gal tiks, tai ir aš tokius nusipirksiu. Senutė parodė batelius kiškiui. Kokie gražūs bateliai, gal tiktų ir man. Ar galiu pasimatuoti? Ir kiškis apsiavė batelius. Vaje, kaip man tinka bateliai. Ir nubėgo kiškis laukais su stikliniais bateliais. Senutė parėjo namo ir papasakojo kaimynams, kaip kiškis ją apgavo. Kaimynai supyko, pasiėmė šautuvus ir su šunimis išėjo kiškio ieškoti. Daug kiškių jie tą dieną sumedžiojo ir niekas nežino, ar kiškis apgavikas liko gyvas. Nuo to laiko žmonės ir medžioja kiškius, o šunys jiems padeda.